Dažnai būna diskutuojam su žmonėmis apie tai, apie viešpaties baimę. Ir žmogui atrodo, statistiniam žmogui atrodo, kad reikia Dievo bijoti. Taip Dievo bijoti. Ir tada aš klausiu, kodėl jums reikia Dievo bijoti? Ir kas atsitiks, kas bus? Ir ką tau Dievas padarys? Ir žmogui atrodo, kad Dievas nubaus, atims sveikatą. Dažnai žmogui atrodo, kad tiesiog atims sveikatą. Atims sveikatą ir tai, ką žmogus turi, ką turi brangiausiai, iš jo tai atims. Bet tiek, kiek aš gilinuosi pati, tiek, kiek suprantu, aiškinuosi pas tuos, kas tikrai daug metų nagrinėja raštą. Ir tikiu, kad suprantu teisingai, kad rašte, šventam rašte Dievo baimė, kur rašo, tai yra aiškiai suprantamai pasakyta, kad yra pagarbi baimė. Tai reiškia baimė, kuri gerbė, nebijo, bet gerbė viešpatį. Ir raštas sako, kad ta pagarba Dievui, pagarbi baimė Dievui yra išminties pradžia. Tai žmogui tai yra ypač naudinga, nekenksminga, ne dėl to, kad Dievas nubaus, ne dėl to, kad kažkas atsitiks, jeigu ne taip kažką padarysi. Ir net nežino žmogus, ką padaryti. Įsivaizduoja, kad yra 10 įstatymų, kad tik tai nevogti, nemeluoti ir tie 10 įstatymų. Bet mano giliu įsitikinimu, Jėzus aiškiai sako, jeigu net pamastai tu apie tą blogį, kas 10 įsakymų parašyta, jau net pamastai, nepadarai fiziškai tai, bet pamastai, jau nusidedi. Tai rodo, koks aukštas ir aukščiausias viešpaties standartas ir mes tik jo galime siekti. Bet viešpaties pagarbi baimė, kaip viešpats sako, noriu paskaityti 9 patarlę, viešpaties baimė išminties pradžia. O 19 dar ir 23 eilutė sako, viešpaties baimė, tai reiškia pagarba viešpačiui, teikia gyvenimą. Ir kamgi tą gyvenimą teikia? Pagarba viešpačiui teikia gyvenimą žmogui. Tai vadinasi, teikia ramybę, tiesiog vidinę ramybę, teikia išmintį. Vadinasi, žmogus, suprasdamas ir gerbdamas, kad viešpats tikrai yra ir kad viešpats yra toks geras, nepiktas, neblogas, o geras jo gyvenimo prižiūrėtojas. Ir iš tos pagarbos elgiasi atitinkamai. O kaip elgtis atitinkamai, taip pat rašte yra viskas aiškiai nurodyta ir pasakyta. Kad ir Mato 25 skyrius, aiškiai sako, kas atitinka Dievo standartus, mums begyvenant žemėje. Sako, aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir jūs mane pagirdėte. Aš buvau nuogas ir jūs mane aprengėte, buvau ligonis, mane aplankėte, buvau kalinys ir atėjote pas mane. Elementarūs, absoliučiai gyvenimiški pavyzdžiai. Ir ar mes suprantam, kad būtent taip, gerbdami kitą žmogų, mes gerbėm viešpatį. Ir žinot, čia nereikia postriguoti ir kažką kitiem aiškinti. Aš visada kalbu tai, ką pati darau ir per ką pati einu. Ir aš taip suprantu, kad aš gerbiu viešpatį, kai aš gerbiu kitą žmogų, nežiūrint į jo pasirinkimų, nežiūrint į kito žmogaus gyvenimo aplinkybėse, kur jis yra, mokausi gerbti žmogų ten, kur jis yra. Nesuprantu, kad tai darydama aš gerbiu viešpatį. Ir jūs galite kiekvienas pabandyti savo aplinkoj, tokį suvokimą ugdyti. Pradėti susimastyti, pamastyti, kas yra viešpaties pagarba ir kaip tą pagarbą išreikšti savo aplinkoj.
Ir Dievas aiškiai sako, kad jam yra ir svarbiausia, žemėje yra žmonės. Tai su kuo bendraujam, į ką atkreipiam dėmesį. Ar skiriam laiko, ar dėmesį tam, kam tikrai labai reikia žemėje. Ar nepraeinam pro šalį ir apsimetam, kad nematom ir nepastebim kitų. Nors Dievui yra svarbus kiekvienas žmogus ir ypač nuskriaustas, sužeistas, gal nebūtinai fiziškai sužeistas, bet emociškai sužeistas. Nes paskutiniu metu šiais laikais yra labai daug emociškai sužeistų žmonių. Ir be abejo mes patys turim būti pilni tos Dievo išminties, nuovokos, supratimo, gerumo, gailestingumo. Kaip ir 3 patarlėje Viešpats sako, gailestingumas ir tiesa tegu nesitraukia nuo tavęs. Užsirašyk tai į savo širdies plokštę. Įsidėk tai į savo širdį. Ką įsidėt, Viešpats sako? Gailestingumą ir tiesą. Tiesa tai tikėjimas. Ir vat su tuo gailestingumu ir tiesa eiti savo gyvenimo kely ir neieškoti kažkokių tolimų šalių, o ieškoti savo aplinkoj žmonių ir elgtis nuo savęs pradėti, būti gailestingam, užjaučiančiam, suprantančiam, empatiškam, tiesiog draugiškam. Aš taip suprantu, paprasta žmonių kalba, kas yra Dievo baimė ir pagarba Viešpačiui. Tai yra pagarba Viešpačiui. Tai yra pagarba Viešpačiui ir žmonėm. Ir tai yra išmintingo tavo pačio gyvenimo pradžia. Taip raštas sako. Ir tai Dievas tikrai taip sako, kad tai yra tiesa. Kai tu renkiesi Dievo išmintį ir supratimą, Viešpats sako, visa kita bus pridėta. Kai tu ieškai Dievo pažinimo, gerbi Viešpatį visą savo širdimi, visų savo protų, visų savo įsitikinimu, savo gyvenimu, ne tai, kad žodžiais tik, bet Jėzus labai aiškiai apibrėžia, kad visa savo širdimi, visa savo siela, visų savo protų, tai reiškia visą savo esybę ir elgesiu. Tu gerbi Viešpatį ir kitą žmogų. Ir tada, sako, Viešpaties šviesa, Viešpaties tiesa lydės tave patį. Kai tu būtent taip suvoksi, taip elgsiesi ir ne iš baimės Dievui, o iš pagarbos Dievui. Žinodamas, kad Viešpačiui yra tai svarbu. Ir ar aš, ar tu elgiesi būtent taip, kaip svarbu Viešpačiai. Nes mes žinom, kad Dievas visur esantis, viską matantis. Jis mato, ko žmogų mes galim apgauti. Bet Dievo mes neapgausim. Nes Dievas viską mato. Net mato mūsų širdies sumanimus. Ką pagalvojam savo širdyje. Jau Viešpats mato, jis sako, teisė širdžių sumanimus. Ir tik mes patys pasirenkam. Kiekvieną akimirką pasirenkam, ar mes eisim vienu keliu, ar kitu keliu. Bet kai mes pažįstam Viešpatį, kai mes gerbėm Viešpatį, tai mes renkamės teisingai. Todėl linkiu kiekvienam žmogui ieškoti tos Dievo išminties, pasirinkti, gerbti Viešpatį visų savo protų. Tai reiškia visų savo gyvenimu tai daryti, gerbti Viešpatį ir gerbti kitus žmonės, nes tai ypač svarbu mūsų Dievui. Nes nieko Dievui nėra svarbiau už žmonės žemėje. Jis todėl ir sutvėrė fizinį pasaulį, todėl sutvėrė žemę ir čia leido gyventi žmonėm, todėl, kad vertina ir brangina žmonės. Ir tada mes iš to suvokimo, kaip galim negerbti žmonių. Be abejo, mums gali nepatikti žmogaus elgesys, elgsena, žmogaus pasirinkimas. Ir apie tai būtinai reikia pasakyti žmogui, jeigu mums nepatinka jo elgesys.
bet su maksimalia pagarba tam žmogui, žinant ir suvokiant, kad aš taip gerbiu viešpatį. Nes aiškiai, kur ką tik ir skaičiau, Morkaus Mato 25 skyriui, aiškiai sako, jeigu tu ką padarysi, paskaitysiu dar kartą. Nes sako, aš buvau išalkęs. Reikia suprasti, kad ne Dievas išalkęs, bet žmonės būna alkani. Žmonės būna ir taip čia Lietuvoje neturi ką valgyti. Žmonės. Aš sako, buvau išalkęs ir jūs mane pavalgytinote. Jūs. Įsivaizduojat? Tai jūs. Dievas sako, jūs pavalgydinate. Nes Dievas gali veikti čia žemėje tik per mus. Jūs pavalgydinote. Buvau ištroškęs, jūs mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas ir mane aprengėte. Buvau ligonis ir mane aplankėte. Buvau kalinys ir atėjote pas mane. Tai akivaizdu, kad Dievas, gyvas Dievas yra kiekvieno mūsų kasdienybei, kiekvieno mūsų dienoj. Ir būtent Viešpats stebi mūsų pasirinkimus. Ir linkiu augti toje pagarbioj Dievo baimėje, suvokiant, kad Dievui taip svarbu mūsų santykis vienas su kitu. Ir būtent per tai mes rodom, mano giliu įsitikinimu, pagarbą Viešpačiui. Ir suprantu, kad tai gali būti ir būna kartais nelengva, bet mums reikia mokytis iš Kristaus. Ką Jėzus ir sakė, mokykitės iš manęs, sekite manimi, būkite mano mokiniais. Taigi, visagalis Dieve, aš dėkoju už kiekvieną žmogų, kuris ieško tavęs Viešpatie, ieško tavo pažinimo, ieško tikėjimo ir auga tavo tikėjime Viešpatie. Ačiū tau, Dieve, už tavo malonę, už tavo gerumą, už tavo gailestingumą Viešpatie, kad tavo gera, tobula valia tegu reiškiasi kiekvieno mūsų gyvenimuose. Kad tu ir sakai Viešpatie, kad tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, gera tavo valia tegu būna mūsų gyvenimuose. Ačiū tau Viešpatie, kad kiekvienas mes augame tavo pažinimu. Tegu tikėjimas auga mūsų širdise. Tegu tavo išmintis, nuovoka ir supratimas pildo mūsų širdis, pildo mūsų mintis ir protus Viešpatie. Ir dėkojam tau, kad kiekvienas iš mūsų keičiamės į tavo atvaizdą ir pavydalą. Pildomės gerumu, pildomės supratimu, o svarbiausia Viešpatie, gerbėme, vertiname ir branginame tave Viešpatie, kaip aukščiausia mūsų Viešpatie ir aukščiausia mūsų autoritetą, iš kurio viską turim čia žemėje. Ir tai, kuo turime, dalinamės su kitais. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.